Tai kaip ir sakiau, įspūdžiai tokie, kad pavargęs dar vis, su laiko juostom problemos, vis dar jaučiuosi biški toks, kaip sakėm, pasimetęs, pasiklydęs po 15 beveik valandų skrydžių. Ir ką, tikiuosi ateinančiam dienom grįžti laiko juostas ir kad bus viskas gerai. Ir šiandieną, kaip ir klausiau anksčiau, daugiau laiko su aukštūgais praleidai, ar ne? Tai šiandien toks trenerių buvo planas, daugiau individualius treniruotės, turbūt po laisvos dienos bandė žaidėjus vėl sugrąžinti į tempą. Tai buvo daugiau individualūs veiksmai ant ūso, nuo ūso kampų ir paskui štanginiai su svoriais turiuomenyje buvo toks daug individualus darbas. Donatai, kalbant apie tavo treniruočių specifiką Amerikoje, kuo jį iš esmės skiriasi nuo to, ką tu šiandieną pamatei? Tai, kad tiek ir pamačiau pirmą treniruotę, čia dar sunku kažką lyginti, kažką daryti, bet dirbam labai daug, labai intensyviai, ypač ne sezono metu, žiauriai daug individualaus darbo turiuomenyje ir tiek pačioje aikštelėje krepšinio, tiek su svoriais, kiek dirbam, viskas yra intensyviai ir labai daug. Ir ką galima pasakyti apie tavo pasirodymą vasaros lygoje? Na, aišku, galima pasakyti vien gerus žodžius, ar tu buvai taip ištilgęs krepšinio, kad taip liaudiškai tariant, žvėriškai ir deisi tenais? Vis tiek vasaros lyga atvažiuoja visi tie šaukimai aukščiausi, vis tiek yra smagu nuvažiuoti pasižaisti. Man kaip ir klubas pasakė, kad jie nenori, kad aš važiuočiau pirmas 2 savaitės, 3 savaitės su rinktinė, kad čia nebūčiau, tai aš kaip ir nelabai turėjau ką daryti, aš nenorėjau tenai nuvažiavęs sėdėti su komanda, tik tai ir žiūrėti, kaip jie dirba. Aš jiem pasiūliau, kad jie man leistų porą varžybų pažaisti, paskui pradėjom žaisti, pradėjom laimėti, tai kodėl nepasižaidus. Ir kaip pats vertini šių metų vasaros lygos lygį? Visi moka žaisti dabar. Nėra lengva ir reikia mokėti ir sakau, mes nei vienos treniruotės kartu neturėjom iš karto. Mus paleidome, iš karto žaisti pradėjom ir buvo tikrai nelengva. Bet turime į tai, ką pasiekėm, aš vis tiek džiaugiausi komandos draugais, nes iš tikrųjų susibūrėm į komandą galų gale.